Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta paroda skirta Lietuvos partizanų Algimanto apygardos įkūrimo 60-mečiui. Apie partizanus pasakojančią parodą prieš 4 metus parengė Panevėžio kraštotyros muziejus. Pasvaliečiams ją pristatė Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas, istorikas Gražvydas Balčiūnaitis. Algimanto apygarda veikia šiaurės rytų Lietuvoje ir čia bus tame kampe toks plakatas, kuriame pamatysite tą teritoriją, kurioje jinai veikia, tai Anykščių, Kupiškio, Rokiškio rajonai dabartiniai. Ir būtent todėl ta paroda ir keliauja po šiaurės Lietuvą, po šiaurės rytų regionus. Tiesiog tai yra artima mums, artima tiems kraštams. Aukštaitijos krašte partizanų kovos sąlygos buvo žymiai sunkesnės negu kitose Lietuvos vietovėse. Algimanto apygarda gyvavo palyginti neilgai, tik 3 metus. Ją sudarė 3 rinktinės – Šarūno, Margirio ir Žalioji. Apygardos vadovybė bazavosi Šimonių girioje. Vadovavo apygardai Antanas Slučka, Šarūnas. Parodos stenduose pristatomi ir kiti šiaurės rytų Lietuvoje partizanavę žmonės. Partizaninis judėjimas – tai ne vien tik ginkluota kova, tai ir kūryba bei spauda. Vienas parodos stendų skirtas partizanų dokumentams. Kituose pasakojama apie partizanų apygardos struktūrą, atskirų rinktinių kovas, kovos atributus, ginklus bei vadus. Netgi galima panagrinėti parodoje pristatomą partizanų bunkerio schemą, kurią nubraižė KGB darbuotojas. Paroda atvežta iš Panevėžio kraštotyros muziejaus keliauja po šiaurės Lietuvos rajonus, muziejus ir bibliotekas. Ją parengti buvo ypač sudėtinga, kadangi reikėjo medžiagą rinkti iš ypatingojo ir privačių archyvų. Po parodos atidarymo visi buvo pakviesti į Vytauto Landsbergio jaunesniojo režisuoto dokumentinio filmo Partizano žmona pristatymą. Filmas pasakoja apie legendinio partizanų vado Juozo Lukšos Daumanto žmoną Nijolę. Jos tėvelis buvo ministras nepriklausomos Lietuvos ir okupavus Lietuvą Sovietų sąjungai šeima pasitraukė į vakarus. Nijolė studijavo mediciną Lietuvoje, vėliau mokslus tęsė Austrijoje, Innsbruke. Ir laisvų nuo studijų metu padėdavo Vliko, Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariams, dirbdama sekretorė, tvarkydama dokumentus. Ir kai Juozas Lukša Daumantas, partizanų vadas, perėjęs sieną sovietinę, 48 metais atsidūrė Švedijai, paskui persikėlė į Prancūziją, jie susipažino. Ir porą metų vyko tokia meilės istorija, graži, romantiška. Apie Daumantą turbūt kalbant, manau, kad daugelis žino jo biografiją, bet taip pat romantiškiausias partizanų vadas, toksai jaunas architektas, pamatęs, kas vyksta Lietuvoje, išeina į mišką, greitai tampa partizanų vadu Tauro apygardos ir jam sukelia nerimą vienas iš partizanų judėjimo lyderių, kuris labai aktyviai organizuoja partizanų vadų suvažiavimą, kurios slapyvardis Erelis, pavardė Markulis, ir jis įtarė, kad tas žmogus nėra tikras partizanas, dėl visako jį paseka į Vilnių ir pamato, kad tas žmogus eina į KGB rūmus su ataskaitom ir užduotim ir supranta, kad ta partizanų sueiga yra rusų KGB organizuotas dalykas. Jie pakeičia datą labai greitai, partizanų suvažiavimas įvyksta anksčiau, kitoj vietoj, kai sovietinė kariuomenė apsupa tą vietą, kur turėtų būti partizanų vadų suvažiavimas, ten nieko neįvyksta. Tada supranta, kad Markulis yra iššifruotas, jam partizanai paskiria mirties bausmę už akių. Tai kai Daumantas iššifravo jį ir jisai buvo išeliminuotas iš žaidimo,
neliko kontakto su vakarais. Reikėjo kažkam eiti per sieną, užmegzti naujus ryšius. 12 partizanų ėjo, perėjo tik tai 2, visi kiti žuvo. O Daumantas tada persikėlė į Europą, į vakarų Europą, į Vokietiją. Ir ten jau pradėjo ruoštis. Jį iš pradžių perėmė prancūzų žvalgybos struktūros, o paskui Amerikos žvalgybininkai ir ruošė grįžimui į Lietuvą. Buvo ruošiamas 2 partizanų desantininkų grupės. 2 lėktuvais jie buvo pargabenti į Lietuvą. Pirmoji grupė buvo Juozas su dar 2 draugais. Antroji grupė buvo kitas jo, kaip atrodė, bičiulis Jonas Kukauskas, kuris jį išdavė ir kurio dėka buvo Juozas sušaudytas netoli Garliavos. Tai tokia trumpa istorija, o to istorija įsiterpė labai keistas dalykas. 2 metai Paryžiuje, ruošiantis žvalgybinėse mokyklose grįžti į Lietuvą. Šokinėjimai parašiutais, įvairūs žvalgybininkų mokslai ir meilės istorija Nijolė. Taigi Juozas įsimylė Nijolę, Nijolė įsimylė Juozą ir jie nutarė apsivesti. Susituokusiems po vestuvių jiems nebuvo skirta likti kartu. Vieną nuo kito juos atskyrė jau po savaitės. Vienintelė galimybė palaikyti ryšį su žmona buvo laiškai, kuriuose jis išliedavo meilę ne tik jai, bet ir Lietuvai. Laiškų likimas buvo gana keistas. Išskrisdamas į Lietuvą, Juozas pasakė Nijolė, kad šitie laiškai turi būti sudeginti. Ir paprašė, kad neduotų žodį, kad tai bus padaryta. Nijolė davė žodį. Ir tada jinai laukė žinios apie Juozą, kokios nors. Galvojau, gal jisai grįš ir nereikės deginti tų laiškų. O jeigu gal žinia, kad žuvo, tai tada aišku, kad reikia žodį tiesėti. Po 6 metų gavo žinia, kad Juozo nebėra. Reikia laiškus deginti. Ir tada Čikagoje buvo paminėjimas vasario 16 ir lietuviai paprašė, kad Nijolė papasakotų apie Daumantą, apie savo vyrą. Nijolė atsakė, kad jai pasakoti yra per skaudu, nes tai labai dar atvira žaizda. Bet sako, aš turiu vieną laišką, jo jisai rašė vasario 16 apie Lietuvą, pamąstymai, būtent susijęs su šita data. Ir jinai leido paskaityti tą laišką. Ten visiems sakys, iššoko ant kaktos, sako, iš kur šitie tekstai nuostabus, kas, kur, kaip. Nijolė sako, ne, čia aš jos turiu sudeginti, čia jūs, negausit čia. Tada labai išprotestavo, jis sako, čia Nijolė, jau nebe tavo yra, čia jau nebe judviejų, čia jau yra Lietuvos, čia jau yra nebe asmeniški dalykai. Ir taip jinai juos išsaugojo, kol galų galiai kalbėta, sutiko atrinkti laiškus, kuriuose nėra kažkokių intimių dalykų daug, kažkokių, kuriuos galima viešinti. Ir buvo išleista knyga Laiškai mylimosioms. Labai stipri knyga ir labai siūlyčiau, kas neskaitė, tai perskaitytos. Tai aš tą knygą skaitydamas suvokiau, kad aš dar vieną filmą apie Daumantą darysiu pagal tos laiškus. Susitikimo metu Vytautas Landsbergis jaunesnysis, kaip bardas, dainavo savo paties sukurtas dainas. Antrasis siūlė pakamanoj, trečiasis siūlė vartelius kėlė žodį kalį. Oi, broliukas man, kada sugrįši šalą savo, kai prastovėsi kalnė klonelį, kai prarimuosi stiklo angelį, išrinksi siūlės ant aukšto kalno, brolelio lauk. Pristatydamas filmą autorius pabrėžė, jog partizanų padėtis Lietuvoje buvo beviltiška. 6 prieš kelis šimtus galėjo tik didvyriškai mirti. Iš viso partizanų ginkluota kova pareikalavo virš 20 000 jaunų Lietuvos žmonių gyvybių.
Prieš pat 12 baigiau savo prisiminimų paskutinėje dalį ir vėl šešiese mūsų apleido. Pradėjau sumuoto. Kas paklaus, kodėlgi ašaros man rieda? Kas man ravint rūto, padėk Diev sakys? Kas sakys manasis atras lino žiedė? Kasgi širdį mano suramins? Toliau prašiau mano geriausių 6 draugų mirtį. Šioje požeminėje dėžėje nuolat laikydavosi 3-4 štabo kovotojai. Čia buvo dirbama, meldžiamasi ir ilsimasi. Partizanų padėtis buvo beviltiška, 6 prieš kelis šimtus galėjo tik karžygiškai numirti. Iš slėptuvės vidaus veržėsi paskutinių partizanų gyvenimo valandų giesmių ir himno žodžiai, maišydamisi su rusų keiksmais ir grojančių kulkosvaidžių daina. Pasvalio kultūros centre surengta jau 14-oji alternatyvios mados šventė konkursas Išprotėjęs ruduo. Renginio vedėja ir organizatorė režisierė Asta Liukpetrienė. Savo kolekcijas pristatė net 13 rajono švietimo įstaigų. Renginį pradėjo Pasvalio kultūros centro Kosmo šokėjos. Jų vadovė, choreografė Dalia Norvidienė. Išprotėjęs ruduo šiemet peržengė rajono ribas. Svečių teisėmis renginyje dalyvavo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro neformaliojo ugdymo kolektyvas. Biržiečių kolekcija vadinosi Mintys. Jau 2 metai konkurse Išprotėjęs ruduo norą dalyvauti pareiškia rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras Viltis. Kolekcija Uga Čiaga, kurios autorė Ieva Tamašauskaitė, už įspūdingiausią grimą apdovanojo Oriflame grožio centras Pasvalyje ir jo direktorė Vilma Ulskienė. Lėvens pagrindinės mokyklos antrokų Elfų monai pelnė žaismingiausios kolekcijos įvertinimą. Elfų monus sukūrė antrokų mamytės kartu su vadove Asta Liukpetrienė. Žiūrovus į Ledo karalystę pakvietė Lėvens pagrindinės mokyklos 6-tokių kolekcija pavadinimu Mes ledinės superinės. Kolekcija buvo pripažinta pačia plastiškiausia, o kūrė ją 6-tokės kartu su savo mamytėmis. Šios ledo idėjos autorė Sandra Kildišytė. Stilingiausios kolekcijos nominacija buvo paskirta Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės bitės gimnazijos pasirodymui Voro vestuvės. Voro vestuvių autorės 3 gimnazinės klasės merginos, kurioms vadovauja Ligita Bieliauskienė.
Pačia meniškiausia išrinkta Nairių kultūros namų kolekcija Rudens spalvų darnumas. Pristatymo grupės vadovė Stasė Jonėnienė. Žiūrovams sunku buvo patikėti, jog tokį subtilų grožį galima sukurti iš paprasčiausio popieriaus. Pirmąja vieta ir nominacija už originalumą džiaugėsi Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos mokinių pristatyta mados geometrija. Kolekcijos autorė Greta Bajalytė. Kita Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos mokinių kolekcija Kai pasieki dugną. Jų sukurtas šou žiūrovams sukėlė nemažai juoko, aplodismentų ir sulaukė pačių įvairiausių vertinimų. Kolekcijos autorės Sigita Paulauskaitė ir Karolina Zevertaitė. Visos renginio Išprotėjęs ruduo kolekcijos buvo apdovanotos Pasvalio kultūros centro padėkomis ir saldumynais.